Prasidėjus mokslo metams, kilo šurmulys dėl gyvenimo įgūdžių programos dėstymo. Pasikviečiau švietimo įstaigų vadovus, taip pat švietimo skyriaus vedėją, su kuriais padiskutavome ir pakalbėjome, kokios problemos, kokios diskusijos kyla ir ką reikėtų spręsti būtent įgyvendinant šitą gyvenimo įgūdžių programos dėstymą. Noriu Jūs nuraminti, kad Mažeikių rajono švietimo įstaigos ir jų vadovai, mokytojai, klasių auklėtojai labai atsakingai žiūri į šios programos dėstymą. Informacija, kuri yra pateikiama socialiniuose tinkluose, tai nėra ta informacija, kuri atspindi programos turinį. Mūsų įstaigų pedagogai pasižiūrės į šitą situaciją ir į programą, kurią nauja, labai atsakingai, labai kruopščiai, neperžengiant visų ribų. Visose švietimo įstaigose prasidės klasių tėvelių susirinkimai. Būtent susirinkimų metu visi vadovai pažadėjo ir užtikrino, kad bus kalbama, diskutuojama, atsakoma į visus klausimus, būtent dėl gyvenimo įgūdžių programos turinio. Taip pat visi švietimo įstaigų vadovai ir aš savo ruožtu kviečiu nesivadovauti gandais, nesivadovauti netikslia informacija socialiniuose tinkluose, o kiekvienam tėveliui paimti mokymo programą ir ją perskaityti savo nuožiūrą, savo akimis ir įsitikinti, kad ji yra tikrai saugi, o jeigu kyla klausimų, visada klausti ir kalbėti.